Kaip nebankrutuoti per šventes? Švenčių laikotarpis yra labai pavojingas savo nuolaidom, išpardavimais, ypatingais pasiūlymais, suaktyvėja visi brandai, o visi influenceriai turi nuolaidų kodus, kurie galioja būtent tau ir galioja tik iki 22 valandos šiandien, todėl spėk pasinaudoti. Tačiau švenčių laikotarpis tai yra dažniausiai laikotarpis, kai mes išleidžiam daugiau nei tikėjomės ir nusiperkam daiktų, kurių mums net nereikia. Marketologai padaro viską, kad mes norėtume pasinaudoti šitom nuolaidom ir nusipirkti šitas prekes būtent dabar, nes paskui jų tiesiog nebus. Taigi visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Šiandien aš kaip žmogus, kuris turi virš 15 metų, tikriausiai gal net 20 metų, on and off patirties pardavimų srityje, pasidalinsiu savo patarimais, kuriais aš naudojuosi asmeniškai. Esu tikra, kad šie patarimai gali būti naudingi ir jums, kad neišlaidautų per daug ir taip pat sutaupyti per šventes. Tai įmanoma? Įmanoma. Visų pirma, yra tam tikri triukai, kuriais naudojasi visi verslai ir juos reikia atsiminti, kad per daug neišlaidauti. Vienas iš tokių yra stokos iliuzija. Mums labai dažnai bando parodyti tai, kad pasiūlymas galioja tik dabar. Pasiūlymas yra ypatingas ir jis ypatingas tik per šitas šventes. Bet jeigu susimastyti, išpardavimų yra beveik visada. Tai yra tai Black Friday, tai kažkokie naujametiniai ten kalėdų išpardavimai, tai paskui po naujųjų metų sausį yra žiemos išpardavimai dėl to, kad visi verslai nenori sausai stovėti iki pat Valentino dienos, bet sausį lygiai taip pat stengiasi kažką pardavinėti, bus kažkokių pasiūlymų ir vėliau. Todėl ta iliuzija, kad kažkas yra tik dabar ir paskui tokios geros kainos nebus, dažniausiai tai yra tiesiog manipuliacija, marketingo triukas, kuris priverčia tave nusipirkti tai būtent dabar. Taip, aišku, galbūt yra išimčių, kai tai yra, tarkim, kažkoks tikrai galutinis išpardavimas, kai prekės bus discontinued, kai pavyzdžiui, kolekcija yra tikrai užbaigta su galais, jos daugiau nebus. Gali būti tokiu atveju, tai yra tada konkrečiai tokio dalyko tu jau neturėsi. Bet tai nereiškia, kad nebus kažkokių alternatyvų ir tu negalėsi niekada įsigyti nieko, kas tau patiktų. Todėl reikia visą laiką atsiminti tai, kad taip išpardavimai yra gerai, bet jie kartais labai brangiai atsieina. Ir reikia nepamiršti, kad pats išpardavimas ir pačios nuolaidos tai nėra kažkoks dalykas, kuris atsitinka kartą į metus, jų yra nuolatos ir kažkokios skubos to nupirkti kaip ir nėra, nebent tau tikrai 100% reikia šito dalyko, bet mes apie tai dar pakalbėsim. Taip pat, žinoma, yra iliuzija tai, kad tu nupirkai kažką pigiau, tai reiškia sutaupiai, pavyzdžiui, sutaupiau 50% tos kainos. Bet iš tikrųjų, jeigu susimastyti, jeigu tu nupirkai daiktą, kurio tau nereikėjo, tai gaunasi, tu nesutaupiai 50%, o išleidai 50 nereikalingų procentų, kurias galėjai tiesiog turėti. Dar vienas toksai dažnas triukas, kai tau sako, nupirk 2 ir, pavyzdžiui, gausi 3 už pusę kainos arba gausi 3 nemokamai. Ir tokiu atveju, jeigu tu tikrai žinai, kad tau tų daiktų reikia 3, tada galbūt ir make sense. Bet jeigu tu perki vien dėl to, perki 2, vien dėl to, kad gauti 3 nemokamai ir tu net nežinai, tu galvoji, gal paskui kažkam padovanosiu, čia jau yra negerai, neteisingai, jau tu dvėjoji, jau tau atrodo, nežinai, ar tau to reikia ar nereikia, greičiausiai tau to nereikia ir paskui tu tiesiog turėsi tas nereikalingas dovanas, kuris tu, aišku, tikriausiai rasi kam padovanot, bet tai tikriausiai tiems žmonėms irgi bus ne toks reikalingas dalykas. Tai vėlgi bus išleisti pinigai ir dar ir neekologiška, kaip ir nupirkta kažkas, ko tau nereikia. Tarp kitko, aš pernai dariau video prieš naujosius apie ekologiškas kalėdas, apie mano minimalistės požiūrį į kalėdas ir į šventes. Aš jį priseksiu čia, galite vėliau pažiūrėti. Tačiau, aišku, mes visi suprantam, kad yra nuolaidų ir kaip ir jom nepasinaudoti būtų kvaila. Tai kaipgi joms pasinaudoti, kad iš tikrųjų gauti naudos savo, kad iš tikrųjų sutaupyti. Taigi, yra 3 paprasti triukai, kuriais aš naudojuosi. Pirmas yra sudaryti sąrašą ir antras nustatyti biudžetą. Šitie 2 dalykai tau tiesiog padės laikytis kažkokio plano, tu žinosi tikrai, ką tu kam planuoji dovanot ir lygiai taip pat pas tave yra numatytas biudžetas, kiek tu pasiruošęs per kalėdas, per šventes išleisti. Ir 3 punktas, tai yra mano asmeninis klausimas, kurį aš tau visada užduodu, čia galioja visus metus, ne tik prieš šventes.
Tai klausimas, ar šis daiktas man buvo aktualus vakar. Pavyzdžiui, aš pasiimu kažkokį daiktą, kuris su gera nuolaida, man galbūt jis patinka, bet aš savęs sąžiningai paklausiu, ar aš šito daikto norėjau vakar. Ar man jis toks gundantis vien dėl to, kad jis pigiau šiuo metu. Dėl to atrodo, kad verta jį nusipirkti. Kartais taip bus tokia situacija, kad aš pasiimsiu kažką ir sakysiu, o, wow, kaip tik norėjau, nežinau, tokios kepurės, ieškojau jau seniai, o štai tokia kepurė, kaip aš ieškojau, dar ir su 50% nuolaida. Imu, bet dažniausiai būna kokia nors ten suknelė, kur aš net nežinau, kur aš apsirengsiu. Ir jeigu susimastyti, ne, man jos iš tikrųjų nereikia, o kad kabėtų nespintoje, kad jeigu vdrūk bus proga, aš kur nors ją apsirengsiu, kai bus proga, gal ir rasiu suknelę, bet vėlgi, jeigu jūs žinot, kad pas jūs, čia ta situacija, jeigu jūs žinot, kad pas jūs artėja kažkokia proga, jums tikrai bus reikalinga suknelė ir šitas daiktas jums tikrai yra aktualus, nepaisant to, kad jis yra su nuolaida ar be nuolaidos, o čia jis dar ir su nuolaida, tai aišku, pasinaudokit šitą nuolaidą. Kitais atvejais ne. Lygiai taip pat, kai perki dovanas kitiems, tu vaikštai per parduotuvės ir matai kažką su nuolaidom per išpardavimus, tuos daiktus su nuolaidom galima pirkti tik tai tuo atveju, jeigu jie yra tavo sąraše ir jie jau atitinka tavo biudžetą. Jeigu tas daiktas, kurio galbūt netyčia nėra tavo sąraše, bet tu pamatėjai jį ir tu 100% iškart supratai, kam šitas daiktas patiks, taip kartais būna. Būna, tu eini, pamatai gerą daiktą su nuolaida ir tu tikrai, tiesiog tau kaip lemputė galvoj tose filmukuose užsidega ir tu žinai, kad čia tikrai tam žmogui patiks, būtinai šitą daiktą imk, dėl to, kad taip čia jau aktuali dovana ir tu tikrai žinai, kad tam žmogui tai patiks ir dar ir su nuolaida. Šituo atveju reikia šitą nuolaidą pasinaudoti. Lygiai taip pat nuolaidos kartais priverčia mus išleisti daugiau dėl to, kad ta iliuzija, kad mes tiek daug sutaupėm, priverčia mus pagalvoti apie tai, kad, nieko, aš čia galiu dar ekstra kažką išleisti dėl to, kad užtat kiek sutaupiau. Tai šito dalyko irgi reikia vengti ir dėl to reikia laikytis to savo biudžeto. Ir jeigu tu pagalvoji, kad tu jau išleidai daugmaž savo biudžetą suplanuotą, bet čia yra dar kažkoks daiktas su gera nuolaida, greičiausiai tau jo jau nereikia. Ir lygiai taip pat, kaip ir jau pasakiau apie tą savo klausimą, kurį visą laiką savo užduodu, ar šitas daiktas man buvo aktualus vakar. Šitas klausimas visą laiką padeda, kai vaikštai per parduotuvės ir perki dovanas kitiems. Šitas klausimas padeda neužkabinti savo kažko nereikalingo, netyčia. Kas susijęs su online shoppingu, lygiai taip pat. Aš visą laiką sakau, nepamirškit pasinaudoti savo visokiais pasiūlymais, savo sutaupytais taškais, savo sukauptais, kuponais, ar ką jūs gaunat tose parduotuvėse, kuriuose ten turit lojalumo korteles ir taip toliau. Būtinai pasinaudokit, bet vėlgi atsiminkit, kad tai turi būti nauda, kad tu turi iš tikrųjų pasinaudoti, o ne išleisti dar dvigubai daugiau, nei tu planavai, vien dėl to, kad tai yra su gerom nuolaidom. Pavyzdžiui, jeigu kažkoks tavo influenceris, kurį tu seki, turi nuolaidų kodą kažkokiems, kosmetikos produktams, o tu gal ir taip planavai kažkokiai draugiai pirkti to prekinio ženklo produktus kalėdom ir štai influencerė turi 20% nuolaidą šitom prekiam. Aišku, pasinaudok šito kodu, būtinai. Bet jeigu tu matai, kad visokie influenceriai, visos šitos reklamos, jos tik tai tave blaško nuo tavo planų ir tik tai priverčia tave jausti, kad tu missing out, kad tu gali dar kažką naudingiau nupirkti, kad tu gali dar sutaupyti, kad tu gali čia kodą pasinaudoti ir dar papildomai kažką įsigyti. Aš patarčiau šito laikotarpiu aplink šventes tiesiog užmiutinti storius tų žmonių, kurie labai suaktyvėja prieš kalėdas ir parduoda ir turi labai daug nuolaidų kodų. Lygiai taip pat peržiūrėti savo e-mailus ir pažiūrėti, kas šiuo metu labai yra suaktyvėjęs, kas siunčia labai daug kažkokių pasiūlymų, kas tave blaško, tiesiog galbūt unsubscribe padaryti arba irgi į spamą nusiųsti ir net neskaityti tų laiškų, nes pasiūlymų yra visada ir ypač prieš kalėdas jie yra labai suaktyvėję ir atsiranda toks kažkoks fear of missing out, kad tu nenupirksi visko pagal pačias naudingiausias ir pačias žemiausias kainas, jeigu jūs žinot, kad jūs toks žmogus, kad jūs turit kažkokio šopoholiko kažkokius bruožus tokius, kad negalite atsispirti, jeigu matot kažkokį gerą pasiūlymą, gerą nuolaidą arba paskutinis išpardavimas. Aš labai rekomenduočiau, tiesiog sakau, nebūtinai atsirašyti nuo tų žmonių, kuriuos jūs sekat, bet bent jau užmiutinti storius, kad nematyti nuolat tos postus ir tas reklamas. Bet jeigu jūs tikrai žinot, kad tie dalykai yra jūsų sąraše, kad jūs tikrai ir taip ketinot juos pirkti,
Tai žinoma, būtinai pasinaudokit tais kodais, tais nuolaidų kuponais arba jų ypatingais pasiūlymais. Bet vėlgi atkreipkit dėmesį būtinai, ar tas pasiūlymas yra toks geras jums, ar jis yra tiesiog nupirk dar daugiau kažko, ko tau nereikia ir tada gausi nuolaidą. Nes jeigu taip, tai tada geriau apsieit be nuolaidos ir tiesiog nupirkti tai, ko tau ir taip reikia. Taigi, apibendrinant, sudaryk sąrašą, paskirk biudžetą ir paklausk savęs, ar tau šitas daiktas buvo aktualus vakar. Taip pat spauskit patinka šitam video, nes tai yra visiškai nemokama. Jums nesunku, man malonu, bet taip be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Atsiminkit, kad svarbu ne dovanos, o svarbu laikas su artimais žmonėm ir draugais. Praleiskit jį su tolku. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Galit taip pat pažiūrėti šituos video. Gražių jums švenčių bei laimingų naujųjų metų. Visiems bye!